Yra poreikis laikas nuo laiko įvairių renginių dalyvius vežti nemokamai ir tai suteikti jiems lengvatas, kadangi įstatymas nenumato teisės savivaldybei nustatyti nemokamą vežimą. Anksčiau mes taip elgėmės, tačiau vyriausybės atstovai užprotestavus, mes turėjome šiek tiek pakeisti taktiką. Turimos mūsų plastikinės kortelės laikmenos yra per brangios, todėl teko ieškoti pigesnio varianto. Dalyviai gaus šias laikmenas ir iš karto su įkrautais bilietais iš renginių organizatorių. Tos kaštus turės padengti organizatoriai ir jie turės sumokėti 80 centų už laikmeną ir 1% bilieto kainą. Ta nuolaida šiandieną yra suteikta šių dviejų renginių dalyviams, galbūt per vasarą bus ir daugiau renginių, kur bus didesnis dalyvių skaičius ir jiems taip pat gali būti suteiktos. Tai vaikučiams, tai pagaliau juk ne kam nors į kokį nors pogrindinį, kazino išleis. Ir apskritai aš džiaugiuosi už Kauno miesto savivaldybę, kuris sugebėjo jau prieš daug metų padaryti, kad elektroninis bilietas veiktų skirtingai nei Vilniuje. Iš draugų rato keletas dalyvaus. Geras sprendimas šis. Nemanau, kad tai miestui pakenks labai išlaidom didelėm. Ta dalis kainos, sumokama savivaldybės, gali siekti iki 30 litų už dalyvį.